svarbus klausimas. Čia yra didelė problema. Kapitalistiniam pasaulyje seniai tos problemos irgi aiškios, kad kai tiek tai metų jau yra nustatyta, kiek metų, kai reikia, kai žmogus jau nedirba, paskui jisai praranda bet kokią motyvaciją ir tiesiog nebenori dirbti, tada jisai gyvena vien tik tai iš pašalpų, tada nepatenkintas, tada kriminaliniai visokie reikalai prasideda. Čia yra universali visuomenės problema, su kuria būtina kovoti. Kovos metodai yra pakankamai, aš jų nežinau detaliai, bet kadangi tai yra ne naujas, o senas reikalas, kovos metodai yra seniai aptarti, su tuo mes susidursime ir niekur nedingsime. Ir tai yra viena iš užduočių, kurias turėsime spręsti savo kasdieninėme gyvenime. Tiek.